Labadiena, labas vakaras ar labas rytas, kad ir kur ir kada bežiūrėtumėte. Aš esu Dominikas ir šiandieną sugrįžtame į Formulės 1 sezoną po ilgo žiemos miego, po ilgų naktų, po ilgų tamsių savaitgalių. Pagaliau turime pavasarį ir su pavasariu atėjusi naująją 2025 Formulės 1 sezoną. Šis sezonas prasideda kiek kitaip. Nuo 2020 metų įpratome sezono startą matyti Bahreine, o dabar šį sezono startą išvysime legendinėme Albert Park Circuit trasoje Melburne, Australijoje. Man asmeniškai labai smagu sugrįžti vėl į Formulės 1 ritmą. Šiemet yra kiek kitaip. Šiemet pradedu daryti šias apžvalgas, pradėsiu daryti kvalifikacijos, lenktynių, sprinto ir taip toliau, visas kitas apžvalgas. Na ir man šitas sezonas tiek kelia hypo, tiek aš esu pasiruošęs ir labai laukiu šito sezono, kad labai smagu vėl laukti, vėl matyti Race Week, vėl laukti, žiūrėti visas treniruotės, kvalifikaciją, na ir vyšnė ant torto, tai yra aišku lenktynė. Prieš pereindami prie mano spėjimų šiemet, norėčiau apžvelgti, kas įvyko pernai. Taigi pernai laimėjo tuometinis Ferrari lenktynininkas Carlosas Sainzas, kuris sugrįžo po apendicito operacijos. Tada atsimenu, buvo klaustukų, ar iš tikrųjų Sainzas užims Ferrari kėdę, nes dar vis nebuvo pakankamai praėję laiko nuo jo tos apendicito operacijos. Galbūt vėl Oliveris Biermanas perims, kuris buvo perimęs Saudo Arabijoje. Na, bet Sainzas, kadangi jam kybojo kontraktas ant nosies, todėl jis pasirengė ir pasiryžo sėsti į Ferrari bolidą. Na ir matome to rezultatus. Jis buvo stiprus visose treniruotėse, kvalifikacijoje baigė antras ir lenktynėse, kada pavyko jam aplenkti gedimus patyrusių Verstappeną, pavyko finišuoti pačiam pirmam. Tai buvo Ferrari 1-2. Todėl antrasis buvo Charlesas Leclerc'as. Leclerc'as kiek ir bandė ten gaudyti Sainzą tuo metu, bet tada atsimenu puikiai, kaip pernai buvo, kadangi neseniai buvo paskelbta ta Hamiltono naujiena ir labai internete sklido ta frazė, ar iš tikrųjų Ferrari atleido tinkamą lenktynininką, ar nesuklydo. Bet sezono eigoje pamatėme, jog Leclerc'as savo pastovumu aplenkė Sainzą ir rodė kur kas stabilesnius rezultatus. Trečias baigė Norrisas ir ketvirtas Piastri. Tai buvo pakankamai neblogas rezultatas. McLaren, jie taip pat norėjo pakovoti dėl pergalės, bet tai buvo Ferrari savaitgalis ir tai buvo Ferrari lenktynės. Taigi, šiemet prieš kiekvieną savaitgalį pristatysiu 6 spėjimus. Kai kurie savaitgaliai bus su 8 spėjimais, nes pridėsiu dar sprint pole ir sprint nugalėtojo spėjimus. Na ir pradėkime. Pirmasis mano spėjimas ir tai yra savaitgalio pažiba. Tai bus žmogus, lenktynininkas, kuris galbūt pranoko mūsų lūkesčius, pranoko, ko mes tikėjomės, savo galimybės, finišavo kur kas geriau negu mes tikėjomės. Ir šį savaitgalį aš tikiu, jog šis žmogus bus Alexanderis Albonas. Prisiminkime, pernai šitas savaitgalis Albonui buvo košmariškas. Treniruotėje patyrė labai sunkią avariją, kur buvo pažeista visa bolido važiuoklė ir to automobilio Williams mechanikams atstatyti nepavyko, todėl pamatėme, kaip Loganas Sargentas buvo tarsi priverst duoti Albonui savo bolidą, pamatėme Williams prioritetus ir pamatėme tokių užuomazgų, kas laukia Logano Sargento tolimesnėje sezono eigoje. Šiemet aš manau, jog Williams komandoje visos šviesos yra į Carlosą Sainzą ir dėl to kažkaip jaučiu, kadangi visi šie spėjimai yra, mes neturime jokių faktų, mes neturime jokių duomenų tikslių ir kur kiekviena komanda rikiuojasi, kaip atrodo kiekvienas lenktynininkas, todėl spėti sezono atidarimo, kas kur ir kada, kaip laimės, aš manau, yra šiek tiek sunkiau, todėl reikia kliautis nuojautą ir mano nuojauta kužda, kad Alexanderis Albonas nustebins šį savaitgalį savo rezultatai. Savaitgalio dugnas, vėlgi, remiuosi nuojautą ir šio savaitgalio dugnas, mano manimu, yra Aston Martin lenktynininkas Lensas Strollas. Labai akivaizdus spėjimas, pradėkime metus su Lenso Strollo kaip dugno, kaip labiausiai nuviliančio galbūt lenktynininko, nors vėlgi dugnas, Lensas Strollas gali ir dugną pramušti, tai aš manau, kad matydamas, kaip jisai atrodė pernai ir matydamas,
kaip jo kreivė vis žemėja. Aš jaučiu, kad šis sezonas bus dar prastesnis ir mes matysime labai prastą Lance Stroll rezultatą Melbourne. Topinė komanda, labai akivaizdu, ką galima buvo išvelgti ir Bahreino testavimuose, tai McLaren, jeigu nepamaišys kortos lietus, kuris yra prognozuojamas sekmadienį lenktynėse, tai McLaren, aš manau, kad yra favoritas viską nugvelbti. Na, o atvirkščia McLaren komanda, tai yra dugninė komanda, aš manau, jog yra Aston Martin. Kaip ir minėjau, čia yra paremta labiau nuojauta negu tam tikrais faktais. Ir Lance Strollo prastas rezultatas, galbūt Alonso vidutinis rezultatas ir leidžia man manyti, jog Aston Martin taps viena prasčiausių komandų šį savaitgalį. Pole pozicija kvalifikacijoje atitenka Lando Norrisui, labai akivaizdu, Norrisas pernai išties buvo labai konkurencingas ir labai stabilus kvalifikacijoje visą laiką. Jeigu ne pole pozicija, tai būdavo 2, 3, 4 vietas, netgi kai nebuvo tokia išreikšta jėga. Tai aš manau, jog kaip jisai pabaigė sezoną pernai Abu Dabyje, taip manau, jog tas užtikrintumas ir stabilumas dar patobulėjus, dar ateinant į šviežią sezoną, aš manau, jog Lando Norrisui per žiemos pertrauką padėjo ir Lando Norrisas užims pole poziciją Australijos Grand Prix lenktynėse. Na ir nugalėtojas yra tas pats Lando Norrisas. Jeigu lietus nepamaišys kortų, jeigu lietus pamaišo kortos, vienareikšmiškai Maxas Verstappenas, nėra nei kalbų, nes ką mes pamatėme Brazilijoje, na, jeigu bent keli lašai, jeigu netinkamos sąlygos, nepalankios kitiems lenktynininkams sąlygos, yra vienintelis žmogus, kuriam tokių sąlygų nėra ir yra Maxas Verstappenas. Tai todėl, bet kadangi aš spėju, kaip turėtų būti iš tikrųjų, visgi mano nugalėtojas šio savaitgalio yra Lando Norris. Na ir štai, mūsų pirmieji sezono spėjimai baigti ir ačiū, kad žiūrėjote, buvo šioks toks, šiokia tokia apžvalga. Galbūt kitose apžvalgose prieš lenktynes įkomponuosiu tam tikrus kitus segmentus. Jeigu turite kokių pasiūlymų, būtinai palikite komentaruose arba man parašykite į asmeninę žinutę Instagrame. Taip pat ir nepamirškite pafollowinti ir pasubscribinti šio kanalo, pafollowinti mano profilio Instagrame. Na ir ką, susitiksime savaitgalį jau po kvalifikacijos, todėl sekite visas naujienas, sekite mane. Iki greito.